Labą dieną visiems. Mes su Andrium viename iš paskutiniųjų mūsų video žinučių siunčiam jum iš šios kadencijos Europos parlamento ir pačiai pradžiai noriu, Andriu, tave pasveikinti visų pirma. Todėl, kad šiandien, kai mes kalbam, Europos liaudės partijos posėdėje buvo vienbalsiai patvirtinta, aišku, po kelių mėnesių tokio ilgo svarstymo, dėliojimo ir panašiai, bet tavo parengtas dokumentas, kaip mes čia vadinam, tokia baltas popierius, reikalingas dokumentas, kuris vadinasi planas Ukrainos pergaliai. Ir ką mes turim padaryti. Ir apžvalga tokia įdėta, bet aš tik tai nuo savęs noriu pasakyti, kad tuo pačiu vyko ir tokia trumpa, bet diskusija mūsų grupiai ir jinai vyko labai sudėtingom aplinkybėm, geopolitiniam aplinkybėm. Štai kitą savaitę Europos parlamentas svarstys tai, kas įvyko Izraelyje, Irano smūgiai ir vakar mano vadovaujamai grupėje apie tai kalbėjom, turiu galvoje užsienio reikalų grupiai IPP ir akivaizdu bent jau man, kad šitie du įvykiai, nors kai kam atrodo, kad čia visiškai atskiri konfliktai, artimuosiuose rytuose, čia seniai vykstantis Izraelio-Palestinos konfliktas, čia Ukraina irgi jau ten 10 metų vyksta ir panašiai. Ir kai kam čia labai sunkiai susijungia bendras paveikslas, bendras vaizdas, kad ta Ukrainos pergalė ir mūsų ryžtas Ukrainai padėti yra labai susiję ir su tuo, ką daro Iranas, kas įvyko su Izraeliu. Europos Sąjunga kaip tokia, pasižiūrėjusi žemėlapį, dabar apsupta karų, 2 karų. Ir tie abudu karai, jie yra man tai viename, kaip vienas karas aš jį matau, dėl to, kad dabar jau eskaluoja ir juos skatina turbūt ir Hamas ataka, juk nepaslaptis, kad Iranas prie to prisidėjo, nežinau kiek Rusija, kad dvi aljanse esančios diktatūros, Rusija ir Iranas. Ir jie tai padarė tik todėl, tiksliau Iranas dabar išdrįso tai padaryti tik todėl, kad blogėja padėtis Ukrainos fronte, Rusijai lyg ir sekasi, ir padėtis Jungtinėse Amerikos valstijose ir čia pat nepasiruošusi reaguoti Europos Sąjunga. Tai va, gal keletą žodžių apie tą planą, tik tai keliais sakiniais, nes mes, man atrodo, jau esam kalbėję. Tai aš pratęsiu gal tavo įžangą, iš tikrųjų, ką mes matom. Ir galbūt čia skiriasi vėl, nes mes tas sąsajas labai aiškiai matom, kad jeigu vakarai demonstruoja savo silpnumą Ukrainoje, tai ne tik tai Putinas džiaugiasi tuo, bet iš karto galvos kelia ir Iranas, ir žiūrėkim, kad nepradėtų Kinija kažko daryti. Po Šolco vizito. Su Taivanu, paskui Šiaurės Koreja ir taip toliau. Tai man kažkaip čia dabar, kadangi jau turim savo visus daiktus susidėlioti į dėžes ir palaisvinti kabinetus, tai rankas kaip tik ant stalo radau jau 20 metais. Labai įdomu Miuncheno saugumo konferencijos irgi tokį pat paperį, tokį, taip sakant, analizę. Baltąją knygą. Baltąją knygą, analizę, kuri buvo pavadinta labai paprastai. Angliškai tai gerai skamba. Westlessness. Taip sakant, vakarų silpnėjimo metas. Taip. Ir va tą mes matom nuosekliai, taip sakant, kur tai veda. Na ir faktas, kad vakarai šiaip jau, ką mes ne vieną kartą esam kartoję, turi stiprią ekonomiką ir silpną politinę valią. Ir vat tam, kad galėtumėm kažkaip, pabandyti vis tik tai tos vakarus, taip sakant, tą ekonominę galę palydėti ir politinę valią, mes pasiūlėm jau čia ir anksčiau kalbėjom būtent, kad Europos Sąjunga po 2 metų patirties, kaip jai sekėsi remti Ukrainą ir kaip jai nesisekė, parama yra suteikiama, bet ji yra ryškiai per maža, jinai yra per lėta. Reikia pripažinti, kad jeigu nebūtų tos paramos, turbūt Ukrainos nebebūtų jau apskritai. Tai mes jau sakėm, kad parama leidžia Ukrainai atlaikyti puolimą, bet jinai yra tikrai per maža, per lėta ir tokia kartais atsitiktinė, kitaip sakant, nėra visiškai suplanuota. Ir tada mūsų iniciatyva, mūsų idėja ir buvo labai paprasta, atrodytų čia nieko ypatingo kaip ir nepasiūlėm, kad Europos Sąjunga turi turėti planą, kaip pasiekti Ukrainos pergalį. Tai yra, turi būti labai aiškiai vertinta, ko reikia tai pergaliai, kur tai galima ir kada tai bus pagaminta ir kiek tai kainuos. Tai aš jau čia kartuoju tą 100 milijardų, nebenoriu kartuoti, kad per metus reikia maždaug tiek.
Tik tai vieną dalyką, o čia paskutiniam savaitėm, ką teko atrasti, aš taip vis skaudžiai, taip sakant, tokia ironija gali net savo pasakyti. Viskas jau pasaulio istorijoje buvo atrasta. 41 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paveda savo kariuomenės vadovybei parengti taip ir pavadintą pergalės planą. Nors Jungtinės valstijos dar nedalyvauja kare, bet jau buvo aišku, kad neišvengs ir per 3 mėnesius parengia absoliučiai tikslų planą, su kurio pagalba galų gale ir pasiekė tą pergalę. Nu tai va, trūksta tokių kaip Kubilius ir Jungtinės Amerikos valstijose ir Europos aukščiausiose sluoksniuose. Bet aš to pačiu baigdama šitą temą mes paskui pereisim nuosekliai, nes tai labai ir susiję ir prie mūsų rinkimų, ir prie prezidento rinkimų, kurie dabar labiausiai pradeda rūpėti jau turbūt Lietuvoje žmonėm. Tai aš išdrįsau pasakyti šiandien grupiai tai, ko iki šiol nedrįsdavau pasakyti, nes iš to jausmo, koks dabar yra, va čia ir Politiko kaip tik šiandien parašė straipsnį, pats atsiuntė ir matei apie tokį jau labai pesimistinį straipsnį, kaip mes pralaimim, arba tiksliau kaip Ukraina pralaimi, ir man tai yra tas pats, kas mes pralaimim. Tai jaučiu tas nuotaikas, kad vienaip yra mūsų, kur arčiau Rusijos valstybėse nuotaikos, šiek tiek kitaip gal toliau remia Ukrainą, bet tokios nuotaikos, kad čia yra Ukrainos pralaimėjimas, gali būti absoliučiai egzistencinis pralaimėjimas visiems Europos Sąjungoje. Tai čia skirtumai yra ir aš išdrįsau pasakyti tiems, kurie dar iki šiol galvoja arba labiausiai bijo, kad karas neateitų iki jų ir galvoja, kad jeigu Europa ir sugrįš į tas senas ribas, kokiose jinai kažkada labai saugiai ir gerai gyveno iki plėtros, iki 90 metų, nu tai bus blogai, bet nebus taip blogai, kad jeigu ten jie neįsivaizduoja, kad tokiu būdu gali išgelbėti ir save nuo karo. Bet jeigu jisai bus kur nors Baltikose arba kur nors kitur aplink Rusiją, nu tai nėra taip blogai tiem, kurie gyvena Liuksemburge, kurie gyvena Vokietijoje ar kur nors kitur. Tai va šitą išdrįsau pasakyti todėl, kad jaučiu, kad panašiai tokio galvojimo net ir politiniam lygmenį yra ir tos baimės tokio supratimo, ką reikštų Putino laimėjimas šitame kare. Va šito mes dar neturim ir čia mūsų laukia didelis darbas. O dabar tai kuo susiję viskas labai stipriai ir su mūsų rinkimais. Ir aš galvodama apie tuos rinkimus, ypatingai prezidento rinkimus, matydama patirtį, kokią jau patiriam Europoje su Slovakijos rinkimais. Va šį savaitgalį bus Kroatijoje rinkimai, nežinau kaip baigsis, bet irgi panašus rusiški, Rusijai labai naudingi tie vadinami naratyvai vyrauja tarp dviejų rinkėjų dalių, ką jie renkasi. Moldova panašių kelių eina, aš jau nekalbu apie Sakartvelo. Tai yra karas ir taika. Tie, kurie nori padėti Ukrainai laimėti, tai tie yra apskelbiami karo šaukliais, o tie, kurie nori derybų su Putinu ir nustoti remti ginklais Ukrainą, yra taikos tokie šalininkai. Aš jau mačiau panašias užsklandėlės interviu su Vėgėle Lietuvoje. Mane labai, ne tai, kad suneramino, gal ir nenustebino, bet kad taip atvirai jau drįstama kalbėti, bet tuo mūsų nekartą kalbėtų baltarusiško klausimu, kur 3 kandidatai pirmadienį kalbėję Mažvydo bibliotekoje pasakė, kad jie išvytų Cichanouskają iš Lietuvos, maždaug taip, gal kitais žodžiais. Tai ką tai reiškia? Tai visiškai Kremliaus naratyvai. Tai dabar, Andriau, kaip išvengti? Ar Lietuvoje įmanoma išvengti to paties scenarijaus, kuris jau žygiuoja per visą praktiškai Europą? Na, mano įsiminimu, tai apie tai reikia garsiai kalbėti ir į tai reikia reaguoti. Ir kaip tik jau kitą savaitę svarstysim ir balsuosim dėl vienos iš paskutinių rezoliucijų skirtų Rusijai ir joje kalbam būtent apie tą Rusijos įtakas, tai aš pasiūliau. Jau aš pats tą kalbėjau ir iš posėdžių salėj, kad reikia, atsakas turi būti toks, kuris mūsų žmonėm, rinkėjam, padėtų iš tikrųjų suprasti, kas yra kas.
Nes dabar, na, vat, kaip gražiai visi kalba, reiškia, apie taiką, nu, kaip tu čia gali pykti, nu, visi už tai. Jiegi ne už Rusiją. Ir Putinas kalba apie tokią pat taiką. O, sako, mes galim susitarti, bet, nu, atiduokit mums Krymą ir Donbasą, reiškia, nusiginkluokit ir bus Tai taika. dabar jau daugiau, ne tik Krymas, Jau daugiau. Tai, na, mano siūlymas buvo toks. Nes dabar, na, lyg ir čia pagauti kažkokį tai agentą Rusijos, taip sakant, dirbantį Rusijos naudai. Pinigus surasti. Reikia surasti pinigus, turi kažkokios saugumo tarnybos dirbti. Gerai, kad ten Čekijos tarnyba dirba, belgai dirba kažką dabar čia irgi. Bet, nu, tas tikrai yra, ir, kitaip sakant, ir sudėtinga, ir ne visada galima tai efektyviai padaryti. O čia dar vidaus politikos reikalai. Vidaus politika. Mano siūlymas buvo taip, kad reikia labai aiškiai vardinti, sakysim, ten 8 ar 10 kriterijų, pagal ką mūsų manimų galima atpažinti Rusijos hibridinio, taip sakant, informacinio karo agentus, kurie kalba Kremliaus naratyvais, naudingai Kremliaus naratyvais, ir taip juos ir vadinti. Kad jie yra taip sakant, Kremliaus hibridinių karų agentai ar tarnautojai, ir tokią skelbti informaciją. Tai dabar klausimas, pagal kokius kriterijus, pavyzdžiui, na, Europos Sąjungoje mes galim čia įvairius, reiškia. Vat, pavyzdžiui, ką matom dabar Sakartvele, tai ten galima vardinti. Jeigu šalis pradeda, valdanti partija, pradeda priminėti tai vadinamą užsienio agentų įstatymą, arba pradeda taisyti konstituciją ir ten vos neuždraudžia LGBT kaip iš viso, kaip tam tikrą grupę ar klasę žmonių, ar ten gauna pinigus, finansuojasi iš oligarchų arba tiesiai iš Kremliaus. Tai tokių parametrų, tokių kriterijų galima rasti. Lietuvoje aš matau kelis dalykus. Arba neduoti ginklų Ukrainai. Ja, arba neduoti. Tai va, Lietuvoje ir Europoje tas eina. Dabar pagrindinis kriterijus yra vienas, pagal kurį gali atskirti, kuo skiriasi Vengrija, Slovakija ir dabar, kas yra pavojinga, ką jau kalbėjai, Kroatija, visur tas pats naratyvas. Mes nedalyvavom šitam kare, Taip. Mes už taiką, mes niekur čia nesikišim, o geriausia taiką pasiekti, tai neduoti jokių ginklų Ukrainai. Tai va čia yra labai aiškus Kremliaus naratyvas. Aš nežinau, ar Lietuvoje pradės apie tai atvirai kalbėti. Bijau, kad pradės. Bet jau vieną kriterijų mes galime rašyti. Kas kalba tokius, na visiškai taip, kas kalba tokias visiškai nesąmonės, tai akivaizdžiai yra Kremliaus, taip sakant, įtakos žmonės. Antras dalykas, tai kur vėlgi galima labai aiškiai matyti. Kas pradeda raginti iš Lietuvos išstumti Baltarusio opoziciją arba Rusų opoziciją? Taip. Tai vėl yra Kremliaus, taip sakant, visiškai tarnauja Kremliaus naratyvam. Ir tokių kriterijų galima įsivardinti visą eilę ir tada labai aiškiai pamatysim, kas su kokiais naratyvais dalyvauja šitoj rinkimų kampanijoje. Tai žiūrėk, čia dabar dar tik priminkim, man atrodo, jau esam kalbėję. Romanas Sedlickas Lietuvos Seime kažkada buvo, atsimenu, šalia sėdėjo mes. Liberalas iš Jungtinių Amerikos valstijų, jisai dabar labai tinka jo primintas, arba iš jo aš pirmą kartą išgirdau tą amerikiečių patarlę tokią, posakį, kad tas, kas vaikšto, krypuoja kaip antis, tas, kas gagena kaip antis, tai greičiausiai ir yra antis. Tai va tie gagentojai dabar pagal tuos kriterijus ir lengva juos atskirti. Bet, gal ne taip lengva, bet įmanoma. Bet dabar dar pabaigai apie prezidento rinkimus, mes dar apie juos gal kalbėsim, gi ne kartą. Ir visokiose kitokiose platformose, bet tu šiandien ir vakar kalbėjai čia ir Europos parlamente, ir akivaizdu, ir visi apie tai kalbam, bent jau mes čia abu, kad niekas nežino, kokia situacija bus birželio mėnesį, kai rinksime Europos parlamentą, niekas nežinom, kiek situacija bus pagerėjus ar pablogėjus, kai rinksim prezidentą, ir tuo labiau nelabai žinom, kokia situacija bus, sakykime, per Seimo rinkimus. Ir kad šitie prezidentas yra renkamas 5 metam, Europos parlamentas taip pat 5 metam, tai Rusija irgi dalyvauja labai aktyviai, pirmą kartą istorijoje dalyvauja taip aktyviai Europos parlamento rinkimuose, nes nuo to čia vis tiek priklauso ir komisijos sudėtis, ir kaip atrodys taryba, ir kiekvienas agentas įtakos jiem yra svarbus. Tai dabar šituo kampu žiūrint, aš visą laiką balsuodavau prezidento rinkimuose, dar nebuvo šito karo, įsivaizduodama dieną X. Arba tiksliau įsivaizduodama, kokio reikia prezidento, kad tos dienos X nebūtų. O jeigu neduok Dieve būtų,
Tai kas yra tas, kuris parodytų stuburą ir kuris tikrai neišduotų, nepabėgtų ir nepradėtų sviruoti, nepradėtų blaškytis ir neduok dievė nebūtų koks nors slaptas išrinktas Rusijos Kremliaus draugas. Kaip tau toks kriterijus atrodo rinkimuose? Na, aš tą jau esu gal ir kažkur ir kalbėjęs, kad iš tikrųjų prezidentą rinksim ne gegužės 12 ar ten gegužės 26, kai antras turas bus, o renkam 5 metai. Na, visokių prognozių galima perskaityti ir čia ne Gabrieliaus Landsbergio, ne mūsų prognozės, o iš tikrųjų tarptautinės žiniasklaidos ir ką jau minėjai čia šiandien politiko, nu, pats, taip sakant, reikšmingiausias politinė interneto platforma Europoje. Iš tiesų perskaitai apie Ukrainą, na... Nedaug plaukų, bet šiaušiasi. Jo, šiaušiasi ir sakyčiau, kad, na, gal net ir daugiau nerimo sukelia negu klausantis ir, kad ir to paties Gabrieliaus Landsbergio. Bet, na, tai matysim, kaip čia atrodys reikalai. Esminis dalykas, kad iš tikrųjų mes renkame prezidentą 5 metų. Nežinom, kas bus. Duok dievė, kad būtų taika, norint taikos, reikia mums ruoštis, čia kaip visą laiką sako, ruoštis karui, kad būtų taika, turim stiprinti savo gynybą, bet gynybos sudėtinė dalis yra politiniai lyderiai. Ir pažiūrėkime į konstituciją, iš tikrųjų prezidento vaidmuo, esant tokiai dienai X, tokiai situacijai, yra labai reikšmingas ir kai kurie sprendimai, kaip skelbti karo padėtį, skelbti mobilizaciją, yra jo asmeniniai sprendimai, kurios po to tvirtina Seimas. Vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas. Vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas. Tai, kitaip sakant, Seimas negali pats be prezidento paskelbti karo padėties. O ką prezidentas darys, mes nežinom. Ir vėlgi, Lietuvos istorija visokia čia yra. Tai štai šitoj vietoj iš tikrųjų prezidento charakteris, jo asmens bruožai pasidaro ypatingai svarbus. Na ir toj vietoj aš turiu pasakyti, na kokie charakterio bruožai. Ar yra su stuburu? Tai aš apie Ingridą Šimonytę tikrai galiu pasakyti, kad jinai su stuburu. Dirbom, žinom. Patikrintas žmogus. Jo, tikrai. Aš nenoriu kritikuoti labai Gitano Nausėdos, bet aš visą laiką sakiau, kad, na, dėja, bet jo, taip sakant, tokia, aš ją buvau pavadinęs vėjarodės savybė. Taip sakant, kaip vėjas pučia, taip ir pasikreipia. Nu, turbūt gal ir nebūtų didelės tragedijos, bet tai būtų vis tiek daug silpniau. Nu, tai apie tai ir šneka, kad Ingridai, pavyzdžiui, tokie žodžiai kaip melas visiškai niekaip neprilipdysi. Niekada nėra prezidentui, ypač čia po visų šitų komisijų, nu, dėja, bet turi pasakyti, kad štai atėjom į tokį laikotarpį, kai prezidentinis melas lyg ir tampa norma. Taip. Tai štai tas klausimas tada, o kas jeigu... Ir čia yra nacionalinio saugumo klausimas. O kas jeigu karas rytoj, jis pasidaro labai aktualus. Mes galim nuo jo bėgti, galim nesvarstyti, galim čia sakyti, oi čia per daug gazinamės. Bet širdį mes tą klausimą turime ir į tą klausimą atsakymą turėsim duoti ir per rinkimus. Tai štai toj vietoj, na, aš turiu pasakyti, kad mano atsakymas yra aiškus. Jeigu karas rytoj, kas turi būti prezidentu? Na, aš sakyčiau, kad ir dar dėl to, kad karo to nebūtų, nes tokių, jeigu yra vėjarodės arba jeigu yra bent kiek silpna vieta, kurioje nors vienoje ir kitoje valstybėje, tai kaip tik yra, bent jau Putinas visą laiką turi pagundą, jis oportunistas yra. Jis tada kaip tik ir bando tokius. Bet jisai neina ten, kur žino, kad bus atsakas. Tai va čia yra labai svarbus dalykas. Ir va tą aš dar sykį noriu pabrėžti, kad prezidentas Lietuvoje taikos metu, nu tą ne vieną kartą irgi esu sakęs, na, čia kaip ir visoje Europoje, prezidentai yra tokie karališki. Turi gražiai atrodyti. Mokyklose gėlyčių, rožių gražiai teikia. Raudonas kilimas, atvažiuoja svečiai, nusifotografuoja. Viskas tas yra... Gal reikia tada labai gražus. Jo. Tai, taip sakant, viskas čia yra natūralu ir aišku. Ir kaip ir rodo ir ten Britanijos istorija, ir Švedijos karaliai yra reikalingi, žmonės, taip sakant, kažkam savo meilę demonstruoja. Bet jeigu ateina karas, jeigu ateina tokia situacija išbandymo, tai reikia visiškai kitokio. Arba jeigu reikia suvaldyti situaciją, kuri yra arti karo, kad karo nebūtų, taip. Tai va čia reikia jau nebe tik tai gražių, aukštesnių ar mažesnių, bet kad būtų iš tikrųjų stuburas, svarbiausia ir protas, ir patirtis.
Tai ačiū visiems už žiūrėjimą, ačiū tau dar kartą, Andriau, už tuos darbus. Jau čia iš Briuselio mes šioje kadencijoje paskutinį kartą kalbam. Man atrodo, kad mūsų tas duetas buvo toks visai pasiteisinęs ir mes žinom abu, ir mūsų komanda, žmonės, kurie su mumis dirbo, kiek čia visko padaryta ir kad galima padaryti, tai truputį pasigyriau, bet kaip be to. Ačiū, Rasa, tau, nes tikrai prisėmėjai pareigas, kurių gal ir nesitikėjai, kokios jos yra sudėtingos ir atsakingos būti visos grupės vicepirmininkė ir atsakinga už užsienio ir saugumo politiką šituo laiku. Ir tikrai, na, aš čia galiu pasakyti labai paprastai ir aiškiai, kad tikrai nusipelnė visos grupės didelės pagarbos. Andriau, bet čia su tavo pagalba, tik su tavo pagalba. Baigiam tuos pasigirimus. Ačiū. Ačiū.